Tikriausiai labai patiko žiūrovams rungtynės ir nebuvo tokios lengvos, kaip gal atrodė iš tikrųjų, nes reikėjo maksimalaus susiteikimo rungtynėms ir tokios varžybos tai nepasitaiko kartais, o kai žaidži su Lietuvos Rytu, tai pradeda tikrai papildomos motyvacijos ir tos varžybos yra toks malonumas, dėl ko tu nori žaisti krepšinį, dėl tokių derbių ir sakau, jausmas tai tikrai nerealus ir tokios varžybos tik tai duoda didelį malonumą sportininkui. Labai džiugu, kad buvo daug žiūrovų ir viskas gerai baigėsi mūsų galva. Klausimų žaidėjai? Bet gerai, kaip manai, kas lėmė pergalę? Kodėl šis sakymą? Pergalę lėmė gynyba, manyčiau, taip. Nepaisant ketvirto kėlinio, gynėmės tikrai neblogai. Ketvirtą kėlinį gale jau toks atsipalaidavimas įvyko, kurio galbūt galėjo nebūti, bet bendrai visos sumojo varžybose gynyba nulėmė pergalę ir tikrai apart Gedimino Reliko visus kitus sustabdėm neblogai. Kodėl Reliko nesiseka stabdyti? Geras žaidėjas, puikų sezoną turi, gerą formą, sumetė savo visus metimus. Tai tiesiog taip geras žaidėjas ir sunku jį sustabdyti. Bet čia yra labai didelis komandos nuopelnas, kad mes kitus labai gerai uždarėm. Ir kaip sako, vienas laukia negalys. Ilgą laiką rezultatas buvo daug maž lygus ir paskui staiga viskas pasikeitė, kad praktiškai intrigos neliko. Ką tai pakeitė savo žaidime? Tiesiog kalbėjom, kad reikia stengtis išlikti kartu. Mes užpuolėm, jie užpuolė ir tą visą spurtą nulėmė gera gynyba, nes kadangi buvo toks periodas, kai mes užpuolėm, jie užpuolė ir tai reikėjo geros gynybos, kad pradėti kažkokį tai spurtą ir mes pirmie tą padarėm gerą gynybą, išėlė sekė antrą gerą gynybą ir prasidėjo spurtas, namuose žaidžiam, tai to taip ir nulėmė viską. Ačiū.